Žysim lauknešėlį. Jie vis dar veikia. Aš galvoju, reikia juos išbandyti vėl. Ai, geriau ne. Lekiam kitur. Taip, kažkur čia. Aš nepasiduosiu vis tiek. Nesupratau šito bajerio. Dideliu greičiu užkart. Kiek čia mašinų. Jie kaip katinai visi svarė. Auč. Krūmais visokiais krūmais. Nu gerai. Aš galvoju, gal kur nors tiesiog prisitreškiu ir tiek. Čia, pavyzdžiui, ar ne? Ar ne? Po medžiu. Ir tai bus gerai. Iškilapuota. Tai kaip aš dabar tave iš čia iškrapštysiu. Ai, prisikalvoju sakiau. O čia kas? Kaip nors. Tikriausiai kaip nors aš išsikrapštysiu. Neklius, nu, medis. Eik, būš tik smulkmena čia. Tų lapų. Nors dirbsime, ne? Labą dieną. Labą dieną. Sportas. Kam žuvys, o ne? Jūsų irgi sportas? Jie turbūt užsijėmusi ten kur nors. Žuvis įsijėsi. Auč. Taip. Čia minkšta jau. Reikia švęsti sekmadienį. Jo, iki salos reikia nulėkti, ratą padaryti. Ir bus gerai. Trupučiuką atsipalaidavom nuo darbų. Atstumas nelošia. Reikia švariai, čia kaip ofisas panašiai. Nu. Kažkaip tai per toli nuo vandens aš šiandien. Ką čia išsitepsi kojas? Tai tada reikia kaip ruoniui ant pilvo. Nieko nepadarysi. Oi. Irklas. Taip jau būna. Geras. Nu ką. Ekspedicija. Kur aš atlėkiau? Aš atlėkiau į Bebrusų ežerą. Iš šiaurinės pusės nuo Molėtų plento. Matot, čia pasirodo yra aikštelė. Ko ne gal vienintelė, kur galima nusileisti valtį, net meškeriotojams.
Лободьян. Kas tau čia atsitiko? Vargšiukas toksai, su šiek tiek sulinkęs. Paukštienų pričikinta. Na gerai, lekiam tenai, į atvirą vietą. Į vietą. Bebrusų. Bebrų vietą. Lydekieną. Ahai. Ai, gerai, nesiblaškom, aš ne meškeriotojas esu. Kokia nors lydekiena. Čia kažkada maudžiausi senai. Džiunglių visokių. Netgi gerai yra. Auč. Tingi plaukt aplinkui. Čia smulkintis. Va, plaukiam ten, kur šašlykai kepa. Lobodieną. Ai, gerai. Oi, čia kokie. Baisu. Vamzdžiai baisu. Aš apsigalvoju. Ne, reikia šašlykų, tiek to. Kitą kartą geriau. O čia kas miega? Kažkas miega. Ar nemiega? Aš nežinau. Gali būti taip. Lobodieną, sakau. Nieks net nekruta. Visi turbūt sulindo į olas. Žiemoja. Kokie lokiai. Tikri lokiai. Nei šašlykų, nieko. Tik voratinkliai, kurie visur lenda į nosį. Gerai, nesiblaškom, plaukiam ten, greičiau. Kaip keista, man turim kliuoti tai. Taigi aš tave prieškysiu visiškai. Aš negaliu atsipalaiduoti, manau. Ta kamera ne vieta.
puikus vakaras. Wow. Neįtikėtina. Dabar, kai lapai nukrytę, beveik visi, tai matosi geriau pakraščiai, visas reljefas. Gal ten net vėjo šiek tiek yra. Nesiuosi. Ten kažkas baltuoja, gal ir bus vėjo pėdsakas. Mano bulterė tiesiog atrodysi. Taip pasiekusi. Kaip suprasti, kai nėra bangų, tai biškutį nuobodu. Nieks nesigesina į gyvybę. Tada prisigalvoju visokių nesąmonių, kvailysčių. Suprantat, ką aš turėjau vidury ežero, kokį nors sušokti, Gulbių ežerą su baidare. Bangetai, širdyje. Reikia pabandyti. Ir tą peleką man reikia nulaužti, jis viską gadina. Gerai, nesiblaško. Aš jau girdžiu. Čia gerai nesibaigs. Labą dieną. Norit, kad aš nuskėsčiau? Aš taip nepasiduosiu. Taip, reikia stačiai į bangą bandyti, ne? Kur ta banga? Čia? Geras. Nu, nieko baisaus. Šiek tiek, kad pabangavo. Nebent bus kartotinis dar, bet ne, neturėtų. Bet įsivaizduoja, šitas meškeriotojas prilėtino. Jau pagarba, jis jau man patinka. Vat kai taip žmonės kreipia dėmesį viens į kitą. Jau verta pagarbos. Taip, aš ten nenoriu, aš noriu ten kažkur. Ar taip? Kažkur ten. Aš vėjusiu va šitą bangą, baltą juostelę. Tai ir aš buvau sustojęs ką tik. Ir ji tolsta mane, tu aš ją pralenksiu. O kaip tai vadinasi? Kažkaip tai vadinasi ta banga, kurią pats padarai, bet būna plauki tokiu pat greičiu kaip banga, ypač jūroje tai būna. Bebrusų ežere yra sala. Ji beveik į kokią Robinzono. Klausimas, o kas ten yra toks? Ar žinot, kas ten yra? Aš nesivaizduoju. Praeitą kartą aš buvau atvažiavęs va tam gale, bet tenai nebuvo privažiavimo visiškai. Nu, to, kad būtų viešas. Ten buvo privati valda ir dėl to, kad neišeina jau taip agresyviai lyst kažką. Bet yra šiaurinėje pusėje privažiavimas. Molėtų plentas eina į Molėtus ir iš karto pup į dešinę ir čia pat.
galima ten nusileisti. Aišku, ten nepadaryta. Bet tai rimtai. Ten namas viduje. Šašelykai. Kaip man čia įlysti? Nepastebėtum tyliai. Reikia tyliai. Tyliai. Ką? Ten kažkas gyvena. Nežinau. Labą dieną. Oi. Oi. Gerai, tu čia lauk manęs. Lauk. O aš einu žiūrėti, kur ten yra. Privati valda. Nesuprantu, kas čia parašyta. Aš nemoku skaityti. Čia šaldytuvų pilna visko. Ir net nikštuose. Privati valda. Šiaip tai negalima į privačią eiti tada, kai yra gyvenama namas liktai, jo. Oi. Labą dieną. O, geras, žiūrėk, mustelė. Cool. Intriguojanti vieta užtat. Gerai, einam ten dar kur. Čia jų daug telpa. Robinzonų sala beveik. Įsivaizduoji, čia atveža tave ir palieka. Ir jie tada neturi ką veikti, kai tik tai maukia alų, čipsus valgo. Ir rėkt gali iš dalies, nes jų vis tiek čia nieks nepasieks. Čia elektra yra. Rimtai, saloj elektra yra. Ir kur ji nueina? Ai, čia gilėdu. Čia dekoracija šviečia naktį. Na gerai jau. Puikumėlis. Gerai, nesiblaškom, dabar lekim kur nors ten ir tada apsidarysim ir po to bandysiu. Aš dar nesu ten buvęs. Nebuvau rytinėje pusėje dar niekada. Lekiu. Ui, beveik sušlapau aš. Vis tiek trumpa diena. Bėgam iš salos, kad mūsų nepaimtų į vergoją. Pabėgau. Aš jiems prisisiausiu. Ne, aš taip negaliu darytis. Nesąmonė, ten visur vaizdo kamerų stovi. Taip jiems ir reikia. Aš jiems parodžiau savo agurkėlį. Jie čia pasmulkintis tom kamerom. Dar būtų gerai neperšalt gerklės. Būtų koks nors atsilošimas, dar toks patogus. Aš tada taip galėčiau poniškai. Valgyčiau vynagį, tik tai. Ir galėčiau taip ir kluot savo. Poniškai. Ne? Kaip kalkulionas. Futuramai.
pasimaivydamas. Galėčiau ir klotis. Ir mėgautis vynuogių keke. Tik čia jų nebūna. Kas Lietuvoje auga? Ką? Krienas koks? Jeigu su kiaulės koja, tai krienas irgi visai būtų skanu, manau. Nu, gerai. Bet palauk, taigi čia tikrai pleras ir vieša vieta. Gal tiesiog toli važiuoti nuo kelio, dėl to čia nieks nevažiavo. O aš galėjau praeitą kartą čia plėkti. Nebūtinai. Čia gali būti ir privati kažkas. Negali žinoti. Žmonių kažkur tai kelias. Nemanau, kad čia bus vieša vieta. Nameliai ir sakyti, ne, labai abejoju. Gerai, lėkiu ten. Gal į žolės reikia lysti? Visur vien kalnas namų. Ir jie tušti bus taip išeina. Sportas labai gerai. O, uostas visas. Kaip faina. Čia toks galėtų būti tas išlipi tada baras. Koks nors, žinai, kaip Olandijai. O atplauki visas toksai pavargęs, nesiskūtęs, apžėręs. Jo, ir tada nueini į barą. Prisilupė visokių medų vynų. Šiandien kažkaip labai apsiniaukė. Aš suprantu, kad 1 valandą pastumė kažkurią tai pusę, bet vis tiek tamsu. Sala. Ten vilkolakių trūksta. Ir dar kažko. Ten šviesų. Salytė vis čia dar. Atrodo, ten buvau. Ir ten sala. 1, 2, 3 sprindžiai tik. Jau pavargau. Aš beveik atsakiau, ne? Dar ne, kažkas ten rūksta. Nežinau. Švyturys. Gerai. Reikia į pakraštį. O tai čia kas kelias kažkur? To prasme. Gerai, kai matosi jūra. Tai nors nesusidurti su kur nors netyčia. Jau gana, jau šiek tiek jau. Jau beveik atplaukiau iki pat rytinio, šiaurinio galo. Ai, nežinau. Žodžiu. Jau taip sutemo, tai reikia apsisukinėti ir grįžinėti atgal. Gal dar ką nors sumedžiosiu. Ir vėjas jau kyla. Kyla vėjas.
Pailsėt. Nesuprantu, kas čia? Aš gi vidury ežero, čia vamsdelis kažkoks tai. Nu. Pasirodo, čia ne vidurys ežero. Viskas pamėrė. Ir telefonas, ir mikrofonas. Powerbankas dar laikosi šiek tiek. Tamsiai ir plot visai romantiškai. Kai dar matosi kontrastai, kur kas yra. Ežero pakraščiuose būna va tai. Lieptai ten, lieptai mažesni, tai tiek šviečia. Bet kai kur gali šviesti kaip reikiant. Užkampiai visokiausiai, kišenėlės, bebrasų ežere, čia jau taip yra. Galima šiek tiek, kai skemsta ir nieko nematai, ir pasiklysti. Turistai turbūt, kur kemperį atvarė miegot. Dienos metu jų nebuvo, o dabar šviečia. Tai gal ten kažkas gyvena? Kas čia toks? Čia skanumynas gal koks? Suvažinėti reikia. Aš jį suvažinėjau. Vai, kaip spygina tas spindulys. Košmaras. Kur žemė? Nėra žemės. Žemė yra ten, po vandeniu. Koks tau skirtumas, kur ta žemė? Kur mes esam? Aš nežinau. Aučia. Šitam plaukytų. Nieko nėra. Visiškai. Ir toksai. Kas čia dabar vyksta? O ne. Brr. Gal reikia šiek tiek šoną. Teklon. Manau, kad visai gerai, kad pasiėmiau prožektorių. A ne? Būčiau negrįžęs. O čia galim pabandyti įsibėgėti labiau, jeigu nebus akmenų tik tai. Gal nebūna čia akmenų? Akmenai! Nu bent jau žemė. Bent jau žemė, tai nors tiek gerai. Bet čia šlapia, aš čia nenoriu stotis. Ai ne, gal geriau nereikia. Aš galvoju, gal reikia atgal iš kelio. Čia man per daug. Man per daug čia šlapia. Aš noriu elegantiškai kaip nors šiek tiek. Ai. Skaniai kvepia. Ar čia tu? Ne, kvepia ajerais. O kur jie? Sunku pasakyti. Nu ką jau. Ai, gana. Bet čia vanduo. Ką aš galiu pasakyti? Auč, mano batas. Labą dieną.
Ar girdit jūs ten visi bebrai, Bebrusų ežere? Jūs nugalėjot. Man jau gana jūsų vandenų. Oi, puslytės, nagiukai, košmaras visai jau. Ai. Nu, ateik. Ai. Nu, dėlės visos prilypę. Atlimpat ir einat namo, o aš savo namo važiuoju. Oi, mama. Visokios dėlės. Ko čia yra? Žiūrėk, net mašina yra. Mašina gerai. Bet tas medis tai jau visai. Kaip tu galėjai taip sustot? Iškai ne vietoj. Ką tu čia pridirbai man? Kaip taip galėjai? Aš net nesupratau. Laukinis biški medis. Ai. Skaudžiai. Kur tu čiuoži dabar? Rimtai iščiuoži? Koks skirtumas? Žiūrėk, čiuoži jis man. Oi. Man jau gana. Man gana bebrų viskas. Man bebrų gana. Kažkas atvažiuoja. Rimtai, kaip fainai. Taip. Man bebrų gana. Laikosi. Tu matei? Gražus, žiūrėk, rimtai. Galiu papuošti. Va. Gerai, kana čia nesąmonės kalbėti. Oi, kaip gerai namo. Padvėsi čia man viskas, visiškai viskas padvėsi. Ir rimtai. Oi. Tai va, tai žodžiu, aplėkiau kažkiek tai. Aplėkiau Bebrusų ežerą. Kažkiek tai. Ašgi neišjungiau navigacijos. Aš negaliu jungti telefono, nes baigėsiu. Nerandu žodžių. Aš galvoju, kad ilgiau bus šviesus vakaras, bet ne, sutemo. Gerai, kad nebuvo vėjo, bet nepasiklydau beveik. Ir lėkiu namo jau. Meškeriotojai grįžinėja. Šiandien daug jau buvo. Tai dabar kaip katinai grįžinės namo visi. Prisimeškerioja, prisisportavę. Arbatos neturiu. Turiu tik tai obuolių. Kojas sušlapau. Nežinau tik tai kur. Gal šiaip šalta jau. Taigi va. Lėkiu namo. Ir iki kitų kartų. Aš nepasiduosiu. Tie bebrai Bebrusų ežera nagliūgos. Nu,